Taigi sveiki visi klajūnai, nuostabus vasaros savaitgalis, malonu laiką leisti gamtoje, o gamtoje dar maloniau laiką leisti štai su tokiu dalykėliu. Taigi, CF Moto C-Force 1000 Touring, trečioji karta, pakliuvo jau man į nagus. Ir dabar vyksta dar įvažinėjimas, pirmieji 300 km, kas reiškia, kad negalima dar šito daikto eksploatuoti pilna jėga. Reikia įvažinėti pirmosius 300 km, tada bus galima jau nuimti ribotuvus ir jau atsukti gazą tiek, kiek jisai jau gali. Ką aš norėjau papasakot? Norėjau papasakot savo įspūdžius ir jais pasidalinti su jumis. Galbūt kažkas svarstote tokį įsigyt, gal kažkas svarstote atsinaujinti ir panašiai. Aš su juo jau pravažiavau gal apie 150 km. Tai palyginti su senesniaisiais tiek 1000, tiek 850 jau kažkiek galiu. Kodėl taip sakau? Sakau todėl, kad mano patirtis yra su 850 CF antrosios kartos, apie 20 000 km nuvažiuota įvairiais maršrutais, kelionėm, purvynais, gruntiniais keliais ir visur kitur. O su antros kartos litru CF Moto 1000 C-Force, tai nuvažiuota 30 000 km. Tai dabar jau rankose šitas naujausias ir tikrai galiu pasakyti, kad motociklas yra keturratis iš principo atnaujintas ir jisai jau yra visiškai kitoksai. Taigi pradėkim, kokie pirmieji įspūdžiai man su juo važiuojant. Pirmas įspūdis tai tikrai yra trauka. Kai persėdau ant antros kartos 850 ant litrinio, antros kartos keturračio, buvo skirtumas, jautėsi, kad tas litrinis yra galingesnis už 850, bet iš esmės labai didelio skirtumo tokio kaip ir nebuvo. Šičia persėdus nuo antros kartos litro ant trečios kartos litro, žinokit, bent jau man įspūdis žymiai didesnis negu nuo 850 ant litro persėdus. Šitas tikrai lupa, jautresnis, tikslesnis ir važiuot tikrai yra smagesnis. Įdomu dar, kai ribotuvai nusims, tada dar jisai atsiskleis turbūt pilnai, bet jau dabar galiu pasakyti, kad trauka yra žymiai geresnė. Aišku, jisai dabar kol kas dar yra visiškai be jokios komplektacijos, tiesiai nuo lentynos. Tai yra plikutėlis, nei ten dugno apsaugos, nei daiktadėžės, nei kitas aksesoriko dar sudėta. Tai jisai yra tikrai šiam momentui lengvas. Gal dėl to jisai taip ir puikiai važiuoja. Kai susidės dugno apsaugos, daiktadėžės ir apšvietimai papildomi, stiklai ir panašus dalykai, jisai tikrai pasunkės, nes tos aksesorikos turbūt susikraus kokį 60 kg. Plius kelionėse dar bus daiktai, tai turbūt ta trauka šiek tiek apmažės, bet dabar tai jisai lupa tai kaip velnias. Tikrai džiugina šita vieta. Beje, pagal dokumentus jisai už antros kartos litrą yra apie 30 kg lengvesnis. Reiškia, šiek tiek sukūdęs. Turbūt rėmas yra kitoksai darytas. Bakas gal šiek tiek sumažintas. Na ir matyt kiti techniniai sprendimai priimti, kurie leido tą svorį sumažinti. Tai pirmasis įspūdis yra trauka. Antras įspūdis, kas visada, sakykime, ant CF Moto
užknisdavo, tai begalinio dydžio spindulys apsisukimo. Turbūt mėnulio dydžio, nesumelavus. Ten jeigu kiti keturračiai ar ten kanamai ar poliariai, jeigu reikėdavo apsisukti kelyje, tai paimdavo ir apsisukdavo, tai su CF Moto tai jau turėdavai pavažiuoti ir į priekį, ir atgal, pamanevruoti, žodžiu, arba susirasti vietą tokią, kad jau būtų platu, ir tada apsisuksi. Šita problema, ne problema, ar kaip čia ją pavadinti, yra išspręsta, apsisukimas tikrai ženkliai mažesnis spindulys, kas irgi tikrai džiugina. Jeigu toliau apie vairo sukiojimą, tai vairo stiprintuvas tikrai geriau veikia, nes ant senojo litro antrosios kartos būdavo, ypač jeigu daiktų pasikrovęs, asfaltų važiuojant, prieš posūkį nusimeti gazą, priekis pasunkėja ir jeigu greitis koks 80, ir daryti posūkį, reikėdavo jau į tą vairą įsikipti, kad jį pasukt. Tai čia tokio efekto tikrai nepastebėjau. Vairo stiprintuvas dar beje turi ten kelis režimus, ten reiškia low, medium, high arba auto. Tai šiaip tai aš aišku iš karto užsidėjau ant high, kad jau čia kuo lengvesnis tas vairas būtų. Bet kai išvažiavau, tikrai vairas tada lengvas, labai lengvai viskas sukiojasi, bet jau kai išvažiavau į gruntinius kelius, jau didesnį greitį pasiekiau per tas duobes, tai persijungiau ant auto. Per lengvas tas vairas, nes jisai tada, valdymas labai nepatogus tampa. Tai, nes galvoju, kam tie režimai reikalingi, tai užsidedi ant jautriausio ir visada ir važiuoji, bet pasirodo, kad visai ir naudingi. Aišku, dar kilometrų nuvažiuota nėra daug, tai dar pamatysim detaliau, bet dabar važiuoju su vairo stiprintuvu ant auto ir man puikiai viskas kol kas patinka. Pats vairavimas. Tikrai vairas jautresnis lyginant su antrosios kartos litru, nes antrosios kartos tą litrą važiuojant, toksai plaukiojantis tą vairą pasuki, tada pats keturratis kelyje sukasi, taip neskubant ir panašiai. Čia toksai kaip kartingą vairuojant, vairiuką čiučiut trukt ir jisai iš karto į šoną šoka. Vairas tikrai jautresnis, ir tikrai tikslesnis. Tai šitas irgi patiko. Toliau, ką dar pastebėjau, čia visi giria, kad elektroninis gazas yra. Reiškia, nėra troso, kaip pas senai, vis sklendė elektroninė. Tai tikrai pati rankenėlė yra tapo maloniau spausti. Jinai tokia, tas pasipriešinimas gal toksai tolygesnis, švelnesnis, net nežinau kaip apibūdinti, bet pirštas, nykštys tikrai mažiau vargsta, lyginant su senuoju. Ir tas gazas toksai, jisai tarytum jautresnis, nežinau, gal dėl to, kad čia pats keturratis galingesnis yra. Tai tas gazo jautrumas ir tikslumas ir pats rankenėlės švelnumas, jisai duoda savo. Tikrai yra skirtumas nuo senojo. Kasgi čia dar atnaujinta? Tai pasenuosius, aišku, stabdžio rankena šitoj pusėj ir pavarų, kaip sakyti, svirtis toj pusėj. Tai dabar perkelia iš ten į čia, o stabdį nukėlė nuo čia į tenais. Teoriškai viskas čia padaryta teisingai ir tai yra patobulinimas, nes kartais, kai tu nori nuo kalno riedėdamas ir šiek tiek gazo spausti ir tuo pat metu stabdyti, tai čia viskas, kai būdavo su viena ranka, tai būdavo nepatogu. Taip turbūt ir turėtų būti pas keturratį sukonstruota, tai kaip yra padaryta dabar. Kas liečia mane, tai man tikrai reikia įprasti, nes visgi 50 000 kilometrų bendrai paėmus su senaisiais pravažiuota, kai stabdis buvo čia.
Tai čia dar kartais čiumpu stabdyti, nors čia nieko nėra. Plius, kadangi dar ir vairuoju ir motociklą, tai stabdis irgi yra šičia. Tai tikrai įpratęs ir kartais dar čia čiumpu. Kas liečia šitą perkelimą, tai net nepajutau. Anoj pusėj neieškau, kitaip sakant. Įpratau. Toliau, kas man keista, irgi pasirodė, užvedimo rakčiukas ir spinelė yra čia. Nu, nerado matyt, kur kitur įdėt, bet, nu, vieta, mano supratimu, pakankamai keista, ypač kai šičia dar būnagi kabiniesi tą medžiaginę tašytę. Nu, tai kažkaip čia reikės viską suderinti, kad ir spinelė, rakčiukas būtų ir kad ta tašytė kabėtų. Nu, keista vieta. Man jinai yra keista. Na ir dar kas liečia patį dizainą. Nu, aišku, čia yra skonio reikalas. Man senasis yra žymiai gražesnis. Nu, bet gal prie šito įprast reikia. Bet, nu, dizainas yra dizainas. Kiekvienam jisai gal kitaip atrodo. Bet man asmeniškai tai jisai nėra gražus. Tiesą sakant. Bet gal įprasiu. Gal užsidės aksesoriką, gal jis dar pagražės man. Bet iš esmės, jeigu žiūrėti į techninės charakteristikas, tai tikrai matosi, kad tai jau yra kitas daiktas. Lyginant nuo antros kartos IF Moto, tai yra kitas daiktas. Ir bent jau 150 km pravažiavus, kol kas pliusų randau žymiai daugiau negu minusų. Minusai gal tokie labiau skonio reikalas, ar gal dar išlys jie man, gal dar kažką pajusiu, bet šiaip iš principo tai tikrai yra žymiai geresnis daiktas. Toliau, kas reiškias iš minusų. Nu, man minusas dizainas, minusas rakčiuko, ta užvedimo rakčiuko spinelės vieta. Toliau čia jau ką padarė lizdus. Reiškia, važiuojant gali ar čia krautis telefonus ir panašiai. Na, jie yra horizontalioj plokštumoj, važiuojant per lietų ir krovimą pasijungus, turbūt čia bus nekas. Nu, reikės saugotis. Kažkaip galėtų būti vertikalioj plokštumoj kažkur. Nu, čia įdėjo gal patogu pasijungti. Aišku, dabar, kai tie visi telefonų krovimai, viskas yra belaidžiai. Tai jeigu laikiklį čia užsimontuot, tai turbūt su belaidžių krovimu reikės konstruotis. Navigacijos irgi turi savo krovimus, kur tiesiai akumuliatorių jungia ir panašiai. Tai čia gal tokie rezerviniai lizdai, gal prie šito kabinėtis daug ir nereikia. Toliau, kas man dar nepatiko. Nu, vairas šalia tipo toksai kaip sportinis, nu, vaizdas, kad primintų galbūt tą, bet iš tikrųjų pasenai, tai čia kai būdavo ta apdaila, tai jinai irgi gerai žiūrėdavosi ir kai čia sėdi, aš matau grinai va čia va, gilinį vidurius viskas matosi. Nu, man pavyzdžiui, tai čia estetikos pritrūko, va ta skylė čia, kur viskas matosi, nežinau, bet aišku, čia smulkmenos. Kas dar grąžinta, stovėjimo stabdis, tai 2018 metais, kai pirkau 850 XC, tai buvo šitas sprendimas, paskui buvo jo atsisakyta, buvo šičia stovėjimo stabdys padarytas, tai dabar vėl sugrįžo prie to. Mano supratimu tikrai čia yra geras sprendimas ir džiugu, kad prie jo sugrįžo. Kas dar patinka? Patinka šviečiantys mygtukai. Tamsoje naktį tikrai bus matyt, ką paspaust, nes su senuoju kartais visiškoj tamsoj, pavargus, nu, čia kol susigaudydavai, kas kur, nu, reikėdavo. Aišku, ne visi mygtukai šviečia, kas gaila. Šiti berods pilki, jie nešviečia. Taip pat ir gervės suvyniojimo mygtukas be apšvietimo, kas irgi gaila. Šitie net nemačiau, ar šviečia blokatoriai. Nu, bus matyt, dar išsiaiškinsim. Na ir žinoma, dar viena iš pagrindinių tokių naujienų, tai
skaitmeninis tas ekranas su lietimo funkcijom visom, taip pat su papildomais valdymais ir čia, kur gali susijungus su telefonu ir žemėlapius turėti, ir dar pačius įvairiausius funkcionalumus valdyti ir kitus dalykus. Tai šito dar aš pilnai čia neišsiaiškinau, reikės čia dar pažaisti, tikrai pačių įvairiausių dalykų. Čia yra, netgi skydelių interfeisą galima pasikeisti, taip, kaip pas Lamborghini dabar. Na, čia dar reikės aiškinti. Gaila nėra Androido pajungimo. iPhone'o yra CarPlay pajungimas, grinai kaip pas automobilius, bet Androido čia nėra. Na, aš naudoju Androidą labiau negu iPhone'ą, bet, matyt, norint funkcionalumus išsimėginti, reikės ir pažaisti su iPhone'u. Taip pat dar mačiau, kad čia jungiasi ir šalmo interkomas. Nežinau dar, tuos funkcionalumus reikės įsiaiškinti, bet panašu, kad čia tikrai neblogas dalykas ir tikrai neblogas atnaujinimas, su kuriuo dar mes išsiaiškinsim ir pažaisim ateityje. Ką dar pamačiau, tai priekiniai ratai, priekinė ašis yra pastumta į priekį, lyginant su anuo, nes ratai išsikišę, jeigu matosi, išsikišę už priekio. Šitas man yra gerai, nes būdavo tikrai su senuoju, jeigu važiuoji į kokį griovį, kaip į melioracijos arba į duobę kokią patenki ir nosis bumtelna į žemę ir viskas. Atgal gazuoji dėl stataus šlaito, keturatis nepakyla į viršų, į priekį gazuoji, ratai nesiekia šlaito krašto ir tu buksuoji. Tada reikia išsiimti gervę, o gervė visas nosis atremta į žemę ir prie troso irgi neprieisi. Tai jeigu būni nepasiruošęs, tai tada būna problemų. Čia panašu, kad tas dalykas išsispręs, nes ratai tikrai sieks šlaitą ir įsijungus visų ratų pavarą, aš manau, tikrai priekį išneš ir iškels į viršų. Tai nekantrauju šitą išbandyti. Tikrai kažkada kelyje tokios sąlygos pasitaikys. Ir manau, kad šita vieta tikrai yra gerai. Toliau. Važiuoklė irgi yra atnaujinta, tiek amortizatoriai, padidinta amortizatorių eiga, kaip rašo brošiūra 35 laipsniai, tai 35% padidinta eiga. Tai šito aš dar neišbandžiau, gal išsibandysim tada, kai ribotuvai bus nuimti, tai negaliu pasakyti, ant kiek čia tas yra fainiau. Šiaip man tos eigos nelabai trūko ir pas senais į Forsą, bet, daugiau yra geriau, pasižiūrėsim. Kas dar čia atsirado? Atsirado priekinis stabilizatorius. Štai jisai matosi. Tai dar, žinokit, nesupratau, ar jisai man patinka, ar jisai man nepatinka. Jausmas kol kas dvejopas. Važiuojant gruntiniais keliais arba miško tokiais keliukais, tokie kaip šie, tai lygtais duoda pliusą, nes ant posūkių keturatis galbūt netaip svyra. Tikrai toksai lyg stabilesnis esi, valdomumas tada toksai lyg geresnis. Bet kai tu įvažiuoji, kur tikrai jau yra sudėtingesnis reljefas, duobės ir panašiai, tai toks jausmas, kad ratų artikuliacijos tikrai pritrūksta priekį. Arba posūkį statų, kaip sakyti, įveikiant ir gazo duodant, atrodo, kad ratą vieną pakelia vidinį posūkio ratą į orą. Lyg, tai čia gali ir stabilizatorius tas įtakoti. Tai dar aš jo nesupratau. Reikės turbūt pamėginti ir jį atsijungus pavažiuoti. Ir tada galbūt suprasti ir pasidaryti išvadas, ar čia jisai man patinka ar nepatinka. Jeigu, aišku,
ant pačio šito užrašyta daikto Tauring. Tai jeigu pagal šitą žodį, tai vat tokiais vat keliais su juo ir važiuot turbūt. Tai tas stabilizatorius turbūt atneša naudą ir kaip tik didesnį važiavimo komfortą. Bet turbūt išsibandysiu ir be jo, ir tada jau bus aiškios išvados. Amortizatorių nustatymų dar tikrai nekeičiau, taip kaip iš gamyklos atvažiavo, taip viskas ir yra. Tai tikrai nesusireguliavau pagal save, reikės čia irgi dar pažaist, bet irgi gal jau po to, kai ribotuvai bus nuimti, tai kol kas jie dirba ir dabar neblogai, su tais default settingsais, kaip sakoma. Pažiūrėsim. Ai, kas dar patiko? Išmetimo sistema čia yra pakeista, jau 2 vamzdžiai, mažiukai tokie, mažutyčiai. Bet keturatis dirba žymiai tyliau. Tiek išmetimo sistema, variklis, visas garsas yra žymiai ramesnis. Man tai tas patinka. Ir kas dar, variatorius tikrai taip nekaukia kaip pas antrąją kartą. Variatorius irgi, kaip žinia, yra visiškai kitas, kitokios konstrukcijos lyginant nuo antros kartos. Tai jisai žymiai tylesnis, kas labai irgi man patinka. Kodėl man patinka, kad išmetimas tyliau dirba, nes šiagi visi dedas tos sportinius bakelius, ten riaumoja, burzgia ir visa kita. Tai, burgst irgi faina, bet turbūt važiuojant neilgas distancijas, kai tu keliauji su šitu daiktu, tai tas tylesnis darbas žymiai yra geriau negu ten tas rėkimas ir kriokimas visą laiką. Jeigu tai sportui būtų naudojamas daiktas, tai tada galbūt ir susidėjai tos sportinius bakelius ir jau ten krioki, ir vaizdas, ir traukia atrodo geriau, visa kita. Dabar, kai dirba ramiau, tyliau, tai žymiai geriau. Plius, kiek aš jį iš toli girdėjau važiuojant, nerėkia jisai taip ir darbas tikrai nesigirdis, nekelia tiek triukšmo kaip antrosios kartos keturatis. Man tai yra pliusas, nes kai važiuoji pro sodybas žmonių, kai savaitgalį ten žmonės ilsisi, visa kita, tai yra kas ant tų keturatininkų pyksta, dulkės, triukšmas, ypač ten iš tolo girdis, jeigu ten atvažiuojant 80 km/h arba 100, tai atrodo ten atidunda kažkas, o šitas ramiai burzgia, tai man patinka, man tas patinka. Toliau, ką dar pastebėjau, nėra jokių stabdžių cipimų kaip pas senai. Manau, čia galbūt yra dėl to, kad stabdžių diskai yra sugręžioti su skylutėm, galbūt išsivalo geriau. Tai nėra to charakteringo kultinio cypsėjimo, kai važiuoji mažu greičiu, ką turi antroji karta, tai šį čia neišgirdau nei karto, tikiuosi, kad ir neišgirsiu. Tai tas man irgi labai patinka. Toliau kas, ratai su bedlokais. Nežinau, per 50 000 kilometrų nesu numontavęs padangos nei karto. Dabar dar labiau nenumontuosiu nei karto, turbūt. Va. Atrodo gražiau. Tuning, performance, power. Va. Ką dar čia spėjau pamatyti? Koja nekepa viena. Nekepa koja, nes šonai ir variklis apačia, kaip matos, yra pilnai uždengti iš abiejų pusių. Iš ko pažinsi CF vairuotoją? Iš vienos kojos raudonos nudegusios. Tai čia kiek pravažiavau, šiandien yra pakankamai šilta, beveik 30 laipsnių, tai tikrai nepučia tas karštas oras ir kojos nedegina. Balų, kadangi dabar nėra, tai gal net ir išsisprendė, panašu, kad išsisprendė ta vieta, kad
kad ir CF vairuotoją pažint galima iš nudegusios kojos ir šlapios vienos kalaškės, nes visada teškia vandenį pro vieną pusę. Tai dabar jau CF vairuotojo taip nebepažinsi pagal šitus požymius, panašu, kad tai nei vandens čia turbūt tiekš, nei koja viena nudegs. Va, tai tas tikrai patinka. Kitas dalykas, dėl kurio dar nežinau, čia tipo konstrukciškai yra išspręstas pagerintas oro paėmimas tiek į variatorių, tiek oro į variklį. Antra karta tikrai dusdavo, darydavosi kolegos tą oro paėmimą didesnį, platesnį, kad lengviau kvėpuotų tas keturatis. Ten tos galios gal kažkiek išgaudavo, tai čia tipo tas dalykas išspręstas. Tai paėmimai visi yra štai čia. Techniškai gal tai ir išspręsta, bet man šita vieta yra baugu. Aukštis kaip yra pakankamas, nes kaip žinia pasenai, tai čia po plasmasėm viskas viduje, tie paėmimai tiek variatoriaus, tiek į filtrą oro, tai čia viskas išoriai. Tai kai važiuosi per brastą ir jeigu pasidarysi bangą, tai ta banga tiesiai į šitus, įdomu ar nepritrauks. Nes su senuoju, jeigu tu pasidarai bangą, kuri ar nuo kranto atšoka ir tave čia perda, taigi būna net per prietaisų skydelį čia persiverčia, bet reiškia į variatorių arba į variklį vandens nepatraukia. Tiesiog purslai pereina per viršų ir tiek žinių. Šį čia tiesiai tau į nosį viskas ateis. Tai, bet iš kitos pusės jisai puikiai kyla ant vienkės. Reikės ant vienkės važiuoti vandenį, jeigu bus gilu. Tai šičia dar pasimatys šitas sprendimas, ar jisai geras, ar jisai tobulintinas, kaip sakant. Šitą dar pamatys. Kas dar? Iš vienos pusės apmaudu, kad aksesorika, kadangi aš senai turėjau ir pardaviau, turiu aksesorikos nemažai, bet aksesorika nuo senojo nelabai čia tinka, nes ir ta priekinė keptuvė vadinama visiškai kitokių parametrų. Žodžiu, tai nelabai kas tinka, net ir Overlando ta daiktadėžė vietoj iš tos kėdės irgi neįsideda, nes padas kitoks. Tvirtinimai čia plačiau stovi. Padaryta kitaip. Tai neužsideda kaip pavyzdys. Tai iš vienos pusės apmaudu, kad tas netinka, bet iš kitos pusės ir smagu. Reiškia, jie keturatį perkūrė iš esmės per naują ir padarė visiškai kitą daiktą, atnaujindami ir panašiai. Tai tikiuosi ir smarkiai patobulindami. Tas ir jaučiasi, kad tikrai patobulėjęs daiktas. Va. Kągi dar čia papasakot? Šiluma. Tai nežinau, iš čia visur šita galinė keptuvė tikrai taip pašyla važiuojant. Tai panašu, kad daiktadėžė bus irgi šilta. Daiktai bus šilti. Nežinau kodėl. Gal dėl to, kad aš dar pats jau tų plasmasių nebuvau nusiėmęs, bet galbūt variatoriaus išmetimai visi labiau į galą padaryti. Bet ta galinė keptuvė, jinai šyla smarkiau negu senojo. Čia tikrai šilta būna. Va. O ką, toliau smagių kilometrų ir kol kas tiek įspūdžių apie šitą daiktą. Kol kas tikrai labai jisai mane džiugina. Nekantrauju jį, aišku, apsikarstyt visą kelionių aksesorika. Nekantrauju nusiimti ribotuvus, atlikti tą įvažinėjimą vadinamą ir pasileisti ryt kilometrų. Taigi, iki pasimatymo kelyje, klajūnai. Iki.